Ir dabar sužinosim. Sėdi, įsitempia, tokie ten dreba. Gėdijasi savo šypsenas. Jaučia kompleksą, jaučia diskomfortą ir taip toliau. Šviesi. Nes šviesi ir balta yra du skirtingi dalykai. Odontologas kelia siaubą. Ten uždedi vieną sluoksnį plombos, ten be jokių skaidrumų, be nieko. Galite gręžti man dantį be skausmo, vis tiek mažiau skaudės nei mano buvę santykiai. Sveiki, šiandieną kalbinu nuostabę ir talentingą gydytoją odontologę Gintarę Žmuidinavičienę. Labas, Gintarė. Labas, Mantai. Ne klinikoje susitinkam, o neutralioje erdvėje pasikalbėti ir apie tavo darbą, apie tavo kelionę, pasikalbėti ne tik tai apie darbus, bet ir apie tai, kas esi tu ir ko užsiimi kiekvieną dieną. Tai gal pradėkime nuo pačių pradžių. Tu esi gydytoja odontologė. Kaip žmonės pasirenka tokią profesiją? Kada pajutai, kad nori būti gydytoja odontologė? Na, iš tiesų tai kažkaip nebuvo taip gal, kad iš karto būčiau nusprendusi, kad noriu būti odontologė, bet jau maždaug 10 gal klasėje žinau, kad noriu, medicinės krypties studijų. Tai vat, ir kažkaip, galiausiai buvo taip, kad vis tik pradėjau kažkaip vis tiek link tos odontologijos linkti, bet reikėjo, labai gerų egzaminų rezultatų, kad įstotum į odontologiją, čia gal pradėkime nuo to. Na ir iš tiesų sužinojau, kad būsiu odontologė tada, kai sužinojau savo lietuvių kalbos egzamino rezultatą. Nes visi kiti ten chemija, biologija buvo kaip ir viskas aišku, bet lietuvių kalba tai toks buvo visada toks klaustukas, kai nežinai, kaip ten pasiseks iš tos serijos. Tai vat ir po to, kai jau gavau iš lietuvių kalbos egzaminą 98, tai tada jau sužinojau, kad būsiu odontologė. Tai va, o šiaip tai, galbūt ta medicina man niekada nebuvo tokia svetima, nes mama yra gydytoja, jinai aišku ne odontologė, bet vis tiek gydytoja, močiutė irgi yra būsina seselė, tai ta medicina visada tokia man, sakykime, galbūt buvo artima kažkiek, ar ne? Tai va, tai tą kryptį jau žinojau, kad noriu į tą kryptį jau nuo, sakau, ten 9-10 galbūt klasės, kai jau reikėjo rinktis tą visą profiliavimą, tai va, to būtent apie odontologiją, tai ten pradžioj svajojau, sakykime, po to jau po 12 klasės egzaminų sužinojau, kad jau galiu, tikrai jau būsiu. Geras, ir svajonė įsipildė, ir gražią dinastiją šeimos pratęsiai. O kiek metų tu esi odontologijoje? Jau 11, 12, taip, 11 metai. Oho, tai 11 metų. Jaunas žmogus. Na, tai čia jau po baigimo, neskaitant studijų, dar studijų 5 metai, tai taip, sakykime, jeigu įskaitant ir visas studijas, nes vis tiek studijų metu mes irgi dirbame su pacientais gyvais, tai taip imant visą bendrą, tai jau būtų 15 metų, 16. Solidi karjera, daugumo žmonių karjera kiek nesipilsia, kiek jau dabar tavo. Tai patirtis neįtikėtina. O tu kaip buvai vaikas, pati ar bijodavai odontologų? Kažkiek bijodavau, aišku, būdavo jaudulys, bet nebuvo gal, kad taip jau labai, aišku, galbūt kažkokių ir labai didelių bėdų pas mane nebūdavo. Bet periodiškai tekdavo lankytis, tai tėvai kažkaip matyt įpratino. Bet kas įdomiausia, kad kai buvau vaikas, tai aš labai bijojau nejautros, to dūrio. Man tai buvo kažkoks, tai nežinau, pats baisiausias dalykas, tai aš visada iki pat realiai studijų metų, aš visada kentėdavau skausmą. Jeigu eidavau pas odontologiją, pavyzdžiui, tvarkyti skylutę kažkokią, tai aš tiesiog kentėdavau skausmą, bet atsisakydavau nejautros, nes aš tiesiog taip bijojau to dūrio, man atrodė, kad tiek skaudės tas dūris, kad tas gręžimo skausmas mažesnis bus. Tai ir kažkaip, kai studijų metais reikėjo jau mokytis vieniem ant kitų daryti tas nejautras, tai kai man grupiokė suleido vaistus ir aš taip, nebuvo čia taip jau labai skausminga ir kažkaip nuo to karto tik tais pradėjau nebebijoti nejautros. Ir tokiu būdu pradėjau gydytis pati su nejautra tik nuo studijų metų realiai. O visą laiką kentėdavau skausmą ir Geras, neįtikėtina, eik tu savo. Tai tu esi patyrus viską, ką galima patirti, baisiausia, skausmingiausia odontologijoje ir to pačiu ir ant savęs esi visą tą išbandžiusi ir turi tą patirtį ne pačią smagiausią. Aš žinai, pastebėjau tokį dalyką, kad labai dažnai, kad žmonės, kai renkasi
bet kokią techninę paslaugą jie renkasi pirmiausia kompetitingą asmenį. Man atrodo, kad odontologai svarbu kartais, kad tu pasirenki ne tik tai žmogų, kuris yra kompetitingas, bet kartais tą, kuris yra šviesus ir malonus. Aš nežinau, gal ir kitiem, kas klausosi, bet kai tu ateini pas odontologą, kuris yra šiltas ir geras, toks kaip tu, kadangi aš esu tavo pacientas ir galiu tą drąsiai sakyti, man kažkaip jaukiau ir ramiau, kai pats gydytojas turi tos empatijos, šilumos ir draugiškumo. Ar kaip tu manai, ar tai yra svarbu? Vienareikšmiškai. Aš manau, kad kartais, net ne kartais, o pacientams, tai manau, netgi tai yra svarbiau iš tiesų negu sakykime, kaip aišku, visiems svarbu tas kokybiškas darbas ar ne faktas, bet realiai pacientai juk nemato, kaip tu įdedi tą plombą, taip jeigu žiūrint, ar ne, žmogusgi nesupranta, jisai tik tais ką jaučia, jis jaučia skausmą, baimę, ir viskas, ir kiek tai gali kainuoti, ar ne, tai žmogus tik tai gali jausti. Ir realiai, jeigu jam ten skaudės, bus nemalonu, tai kad ir tu kaip ten gerai įdėsi tą plombą, tai tas žmogus negrįš pas tave atgal ir viskas. Tai aš manau, netgi pirmiausia, kas tikrai yra svarbu, tai ta empatija vis tiek, tikrai. Ir, aišku, kokybiškas darbas, tai čia vienareikšmiškai, čia jau kaip sakyti, jau tiesiog jau kaip profesinis toksai niuansas. Tai bet šiaip manau, kad ta empatija yra netgi svarbiau būtent dirbant su odontologija, kas siejasi su skausmu, su baime. Nes šiais laikais kažkaip žmonės tikrai ateina labai išsigandę, jie tikrai bijo ir jie kartais vieni pasako, kiti nepasako, kiti atsisėda į kėdę ir tu matai, jie tokie sėdi, įsitempę, tokie ten dreba, tai tam žmogui pasakai atsipalaiduokit, nusiraminkit, nuskausminsim, jūs nieko nejausit, pati nemaloniausia dalis ir bus ta nejautra. Tai kažkaip ir matai, kad tada tas žmogus taip atsipalaiduoja, nurimsta ir iš tiesų tu padarai tą nejautrą šiais laikais, visos priemonės, ta medicina tikrai labai pažengusi, atlieki nejautrą, žmogui tikrai nebeskauda ir viskas, ir jisai tada jau ramus, džiaugiasi, laimingas ir jis nebebijo antrą ir trečią kartą ateiti ir net patys, kaip sakyti, labiausiai įsibaiminę žmonės, pacientai mūsų jie ir taip po to jau sugrįžta gan drąsiai ir nebebijo. Tai kai jau tą žmogišką šilumą pajunta, tas svarbus momentas, kai aš visada juokauju, net ir patys drąsiausi žmonės atsidūrė odontologo kėdėj, pavirsta į mažą išsigandusi vaiką, bet taip yra ir man, nes bet kokia invazija atrodo, jinai ypatingai mūsų tėvų, pavyzdžiui, kartai, aš kai klausiausi atsiliepimų iš pažįstamų rato, kai klausiau, kodėl jūs renkatės vieną odontologą, kodėl einate į čia ar kitur, labai daug žmonių sako, švelni, faina daktarė. Kaip įdomu, jie sakė ne tai, kad štai diplomą turinti, štai ten išklausiusi kažkokį kursą. Tai visgi vis tiek, tai yra žmogiškas santykis, tai nėra plytelių klojimas, staliaus darbas, tai yra ir ta šiluma. O sakyk, kaip yra dabar, kai aš kalbu su savo tėvais, odontologas kelia siaubą. Tai prilygdavo netgi tam tikrai kankinimo formai. Ar šiuolaikiniai žmonės vis dar bijo odontologų? Ar tai yra jau kasdienybė kaip eiti į kirpyklą? Oi, tikrai ne. Ir tikrai labai bijo. Ir žmonės labai dažnai ateina, kaip pasakyti, tokie, jie kaip patys sako, vadina save užsileidę, sako, neišsigaskit, nes, čia aš labai bijojau odontologų, 10 metų nesilankiau, tai neišsigaskit, kai čia dabar išsižiosiu. Ir nežinau, koks, ne kas antras, bet gal kas trečias, kas ketvirtas pacientas, ta frazė tokia yra kasdienė, realiai, kad neišsigaskit, nes aš tikrai labai bijojau ir nesilankiau ir taip toliau. Tai ta prasme, tikrai tie pacientai mūsų negazina, nes tai yra mūsų kasdienybė, tai yra mūsų darbas ir ta prasme čia, tai žmogus tam ir ateina juk, ar ne, kad jisai, jau reiškia, jisai žengia tą žingsnį, jisai nori pradėti tvarkytis ir jisai jau įveikė tą baimę. Jau jisai užsirašė į konsultaciją, tai jau kažkoks yra žingsnis, kad jis įveikė vieną baimę, ar ne? Ir viskas, po to, kai jis jau ateina, tai mūsų, aš manau, kaip gerų specialistų ir odontologų, ne tik kaip tik tai savo ten darbą darančių, bet ir kaip žmonių, ar ne? Užduotis yra to žmonės kažkaip teigiamai nuteikti, ar ne, supažindinti, galbūt, kad žiūrėkit, čia jums reikia tą pasidaryti, mes nuskausminsim, jums neskaudės, nebijokit, jums tikrai jokio skausmo nebus, jūs galbūt tik tai ten jausit, girdėsit tuos kažkokius grąžtų garsus, ten vanduo bus ar ne, bet realiai kažkokių skausmų nebus ir tikrai jums nėra ko baimintis. Tai aš manau, kad tikrai, ta prasme, tokių žmonių, aišku, yra daug ir faktas, kad tai yra išlikę dar viena tokių pagrindinių
pagrindinių neigiamų odontologijos kaip aspektų, va, ta baimė, tas skausmas, bet manau, kad jau žmonės po truputėlį, kurie išdrįsta žengti tą žingsnį ir ateiti bent jau į konsultaciją, susipažinti su gydytoju ir jie, jeigu tuo gydytoju pasitikė, tai tada jie ir kažkaip ta baimė dingsta realiai po truputėlį. Taip, čia yra labai svarbus momentas, ką tu sakai, nes jūs esat iš to, ką aš girdžiu, visada paciento pusėje. Ar žmogus po 10 metų nebuvimo atėjo, ar po pusmečio, ar su kokia problema bėda bebūtų, jūs esat jo pusėje ir sakot, viskas ok, dabar mes žiūrim, ką galim padaryti geriausio, kaip galim jums padėti, kokių žingsnių imtis ir taip toliau. Ir niekas nedžedžina, niekas neprižiūri. Ir jau vien tai, kad ryžosi valio, tai yra maža šventė ir jums ir tam žmogui, kad tai yra investicija ir į savo sveikatą, ir į savo, žodžiu, grožį. Tai tada aš nuo paciento visgi vis tiek prie gydytojo pereinu. Aš kaip vartotojas, kaip paprastas pacientas galbūt to nežinau, bet aš žinau, Gintarė, kad tu draugiškai labai ryšius palaikai su savo kolegėm, kad tavo daug draugų ir draugių yra iš odontologijos srities. Aš žinau, kad odontologija yra ir tavo ir laisvalaikyje kartais, ir savaitgaliuose nuolatos matau tavo Instagram'e. Tai nauji kursai, tai naujos pažintys ir odontologija, iš tikrųjų tu gyveni. Taip. O ko reikia, kad žmogus būtų geras odontologas? Aš tau galiu pasakyti, ko reikia, kad žmogus būtų geras artistas, bet man labai įdomu, kokiom savybėm geras odontologas tavo akimis turėtų pasižymėti. Na, aš manau, kad tai visų pirma, aišku, empatija, pacientams, nes vis tik tai yra labai svarbus dalykas. Na, o po to, tai žinoma, jeigu taip žiūrint į pačius techninius, niuansus, ar ne, kokybiško darbo vadinkime, na tai vis tik aš manau, kad yra svarbu tas turėti tą tokį, kaip pasakyti, kritinį loginį mąstymą, nes vis tik, odontologijoje labai svarbu yra planavimas ir, tas darbų visas suplanavimas, matymas į priekį, gydymo plano sudėliojimas, tai ir yra ta tikroji odontologija. Ne tai, kad ateina žmogus, man va čia va šitas plombytė iškrito ir man va čia tą dantį patvarkykite, nes dažniausiai žmonės tik tai ir mato. Taip, aš irgi taip galvoju. Taip, kad va čia šitą dantį skauda ir va šitą, ar ne? Tai taip, tai čia, va, jeigu nueisi pas kažkokį, sakykime, žemesnės galbūt kompetencijos odontologą, tai taip, jisai ten patvarkys tą skylutę, viso gero ir nieko daugiau nematys, tik tai tą skylutę, bet aš manau, kad geras odontologas, tai esmė yra, kad turi matyti visą visumą burnos, nes realiai mes odontologai studijas tokias praėjom, ta prasme, ne dėl vieno dantuko paplombavimo, ten palipinimo, ar ne, kas gali 10 minučių užtrukti, bet apie pačią visumą ten, tai įeina pats sąkandis, ar ne, ta prasme, pavyzdžiui, ten netaisyklingas sąkandis, kad gali sąlygoti labai daug įvairių niuansų, ten nuo galvos skausmų iki nugaros skausmų, netaisyklingos laikysenos ir taip toliau, pradedant periodontologinę būklę, ar ne, tu turi įvertinti, matyti, kad ten, galbūt prasta periodontologinė būklė, tu turi pas tam tikrus specialistus nusiųsti žmogui informuoti, nes galbūt jeigu jisai to neprisižiūrės, tai jis tiesiog, kad ir jis pasiplombuos tas skylutes, bet jisai už 5 metų galbūt dantis praras, ar ne, jeigu ten pas jį parodontozė išsivystys. Ta prasme, yra labai daug niuansų, kad tu turi matyti pilną visumą ir tu turi realiai tą visą gydymo planą sudėlioti, o ne tik konkrečią skylutę. Tai aš manau, kad čia yra toks labai svarbus dalykas, ką geras odontologas turėtų, numatyti, ar ne, tai tą strateginį mąstymą turėti, galbūt, jeigu, sakykime, taip sutrumpinant, ar ne, tai turėti strateginį mąstymą. Na ir žinoma, turi pastoviai tobulintis, turi pastoviai eiti į kursus, važiuoti, nes odontologija yra labai, kaip čia pasakyti, labai progresyvi sritis, labai pastoviai kas metai, jinai tobulėja, atsiranda vis kažkokių naujų priemonių, atsiranda naujų gydymo ten ir metodų, ir taktikų. Ir tai, iš esmės, jeigu, sakykime, taip sutrumpinant, ar ne, tai aš sakyčiau, geras odontologas yra tas, tai kuris yra pirmiausia empatiškas, kuris turi strateginį mąstymą ir mato visą visumą burnos, o ne tik vieną skylutę, ar ne, ar ten kažkokį vieną nuskilusi kampuką, kuris po to palipdymo pastoviai skilinėja dėl to, kad tiesiog tas gydytojas nemato, kad ten visuma yra nesutvarkyta. Na ir trečias, tai ir yra būtent tas tobulėjimas. Kursai, mokytis ir visą gyvenimą mokytis ir viskas. Ir kaupti patirtį. Geras. Nesitikėjau tokio atsakymo. Tikrai nesitikėjau. Galvojau, kad ten turi, nežinau, naujausio modelio grąžtas ar ten, žinai, dar kažkas. Bet kaip įdomu, kad tikrai mane nustebino, kad tu pirmoji vietoje įdėjai tą tokį, nuoširdus dėmesys, jeigu teisingai supratau, žmogui, pacientui.
Antras dalykas, ne tai, kad, kaip tu sakai, plombytę pataisyti, bet įdėti ją taip, kad po 5 metų žmogus neturėtų dar didesnių problemų, žiūrint į perspektyvą. Tai yra investicija ne tik tai apie čia ir dabar, o ir apie tai, kas dar ir bus. Ir žinoma, apie tą nuolatinį progresą, kaip įdomu, nes aš galvoju, žinai, yra profesijų, kur tu išmokai ir tu viskas, aš jau daktaras ir dabar galiu toliau važiuoti. Tai tavo mokymasis taip pat nuolatos nesibaigia. Taip, nuolatos. Mes tuoj pakalbėsim, dar žinau, kad tu esi ne tik tai gydytojo odontologija plačiaja prasme gera, bet tu taip pat turi didžiulį žinių bagažą ir patirties bagažą dar ir specifiniai srity, taip pat prie jos prieisim. Aš turiu tokių keletą blitz klausimų, tu man pasakyk, tai tiesa ar ne, nes aš googlinu, prisirenku visokių faktų ir man atrodo, kad aš jau labai daug žinau irgi apie odontologiją. Tai sakoma, kad statistiškai vidutinis žmogus kasdien nusišypso apie 20 kartų. Man labai įdomu, ar kalbama apie lietuvius, ar ne tik apie lietuvius. Aš manau, kad amerikiečiai ir italai dažniau šypsos negu lietuviai. Bet sakykime, vidutinis žmogus nusišypso apie 20 kartų. Stengiuosi ir aš taip daryti. Tačiau net trečdalis žmonių sakoma, kad gėdijasi savo šypsenos. Jaučia kompleksą, jaučia diskomfortą ir taip toliau. Tai, Gintarė, o kas tau yra profesionaliai 11 ar ne metų jau esančiai šitoje srityje? Aš tavęs paklausiu. Ir dabar sužinosim, kas gydytojai, odontologai, profesionaliai yra graži šypsena. Kaip tu supranti šitą frazę? Na, man graži šypsena, jeigu kaip čia neišsiplenčiat, ar ne, tai vis tik yra šviesus dantis, nenudilę, tvarkingi, anatomiški, na ir sveiki. Nepajuodę kažkokie, na, žodžiu, balta, graži, tvarkinga, simetriška šypsena, vadinkim taip. Ok, čia žinok, dabar mes turim bent 5 klausimus, nes aš nebejoju, kad visiems bus įdomu. Garantuoju, kad ir gerbiami žiūrovai, ir tu, Gintarė, žinai, kad žodis balta turi labai daug ar ne skirtingų požiūrių. Kad vienam žmogui balta yra taip, kad aš esu matęs baltą šypseną, kur odontologija sako, man tai nėra balta šypsena, man net skauda žiūrėti. Tai aš todėl sakiau šviesi. Šviesi. Nes šviesi ir balta yra 2 skirtingi dalykai. Tikrai, šviesi ir balta šypsena yra skirtingi dalykai. Gerai, papasakok man. Nes balta tai yra, kokia man patinka, ar ne, kodėl aš sakau šviesi. Tai reiškia šviesi, tai kad jinai, kai tu nusišypsi, jinai neatrodo kažkokia geltona, ar ne, bet jinai atrodo šviesi, bet natūrali. Na, mano manimo, ar ne, tai šviesi, bet tokia, kad būtų, natūrali, kad neatrodytų kaip ten orbit gumos priklijuota ant viršaus, ar ne, arba ten kaip unitazas, klozeto, ar ten kaip šaldytuvas, kaip kiti sako, tokie vienspalviai. Na, va, šitie jau galbūt, sakyčiau, balta, ar ne, kur tu ten uždedi vieną sluoksnį plombos, ten be jokių skaidrumų, be nieko. Ir tada, taip, tie dantis tiesiog balti. Jie balti, bet jie tada, tokie galbūt nenatūraliai atrodantis. Bet vėlgi, čia yra skonio reikalas. Skonio reikalas, kaip sakant, grožis draugų neturi. Kaip ir estetika draugų neturi, tai tiesiog kiekvienas turi savo kažkokį skonį. Tai, sakykime, man patinka ta šviesi, bet natūraliai atrodanti šypsena. Na, tokia kaip balintų natūralių dantų šypsena, vadinkim, taip, ar ne? Bet ne tokia vienspalvė, kur ten tiesiog viena tokia spalva kaip šaldytuvas, ar ne? Tai ne tokia. Su tuo drastišku baltumu, tikriausiai, kurio kartais norim, kurį matom per televiziją, kur matom, kaip stebuklingai per savaitgalį atsiranda ta super balta šypsena, jinai ne visada atrodo kaip sveika ar netgi deranti žmogui. Taip. Tai tu pasakei, kad tai yra šviesi, kad dantis nenudilę. Taip, kad tvarkingi, tokie simetriški, taip, savo formą turintis. O ką reiškia, kai tu sakai anatomiška šypsena? Kas yra anatomiška šypsena? Na, tai anatomiška tai yra, kai dantis, nenuvalgyti, vadinkim, jie kai būna jau nudilę, nusigręžę, ar ne, jie tokie pasidaro lygus arba ištrupėję, tokie vinguriuoti tarsi, ar ne, arba visi tokioje vienoje kreivėje, visi tokie lygus. Tai va čia jau tokie, vadinkim, jau jie ir praradę tą savo anatomiją, arba labai mažiukai, sutrumpėję. Na, tokie jie, kai jau pasidaro nudilę, nusivalgę, jie praranda savo visą anatominę formą. Na, tai kai tu atstatai jų tą anatomiją, kokie realiai turėtų būti pailginę, ar ne, ten atstatai tam tikrus kraštelius nudilusius, nuvalgytus, tai jie jau tada pasidaro anatomiški, tokie,
gamta juos realiai buvo, sakykime, sukūrusi. Tai va. Jauni dantis. Taip, jaunėja dantis. Ne taip, kaip kai kurių gyvenimo matė jau dantis. Taip. Tai geras. Ir pasirodo, ir ne tik tai veido odą galėt jauninti, bet ir dantis galima atjauninti. Taip, žinoma. Tai taip, net pavyzdžiui, ir yra tokių tam tikrų, faktai realiai, sakykime, kad žmogui laikui bėgant ar ne, kai dyla dantis, tai tie dantis, jie trumpėja, darosi tokie mažiukai, ar ne, iš po lūpos jau nebesimato. Tai čia yra tokie, sakykime, bet vyresnio žmogaus, ar ne, tokie, dantis, tokie mažiukai. O kai tu atstatai tuos dantis pailgini, padarai juos didesnius, tai automatiškai tą žmogų jaunina, nes jauno žmogaus dantis, kai jie dar nebūna pavargę, nebūna nudilę, nutrupėję ir taip toliau, tai visų jaunų vaikų tų pačių dantis būna, tokie dideli, masyvūs. Tai va, čia ir yra ta tokia jauna šypsena ir iš tiesų, pavyzdžiui, jeigu tu vyresniam žmogui, jis turėjo nudilusius ten mažiukus, tuos jau dantukus, tokius, kur ten iš po lūpos net nesimatė, ir tu jam atstatysi tuos dantis, į tą anatominę formą, kokia galbūt kažkada buvo, pailginsi, atstatysi, padidinsi, jie pradės jau šiek tiek iš po lūpos matytis, tas žmogus, jis atjaunėja, iš tiesų atjaunėja, faktas, dantis labai daug duoda. Tai mes gal dabar jau einam į tą ir siauresnę sritį, apie kurią norėjau su tavim pasikalbėti, tai pasakysim visiems, kaip vadinasi ta procedūra, apie kurią tu dabar kalbi, kur, pavyzdžiui, nudilę dantis atgauna savo formą, spalvą ir gražų vaizdą. Estetinis plombavimas, taip sakykime, paprastai, ar ne, ir liaudiškai. Estetinis plombavimas daugeliu žmonių siejasi su estetiniu grožiu, pats žodis estetika jau tą sako, bet tai nėra tik apie estetiką, ar ne? Tai yra ir apie sveikatą? Taip, tai žinoma, tai estetika tai yra tik tada, kai ateina pacientas ir, sakykime, jo netenkina, galbūt spalva danties, ar ne, kuri ten, nepavyko išsibalinti tiek, kiek jis norėtų, ir aš noriu tikrai dar šviesesnių dantų, tai taip, sakykime, čia tada mes jau kalbam tik apie estetiką. Bet kas liečia, pavyzdžiui, nudilimus, ar ne, kažkokius, kai tie dantis nutrupa per laiką arba nudyla, pasidaro tokie, nelygus, tai čia jau nėra apie, taip, ir estetika kažkiek, bet čia jau yra ir sveikata. Dėl to, kad kai nudyla emalis, atsidengia vidinis sluoksnis dentinas. Tas vidinis sluoksnis, kuris realiai gamtos taip sukurta, kad jis turėtų būti uždaras, uždarytas. O kai jis jau atsiveria, tai gaunas taip, kad tie dantis gali pradėti darytis jautrus, skaudėti net gali pradėti. Ta prasme, tai jau yra sveikata, ar ne? Jeigu mums pradeda jautrus dantis darytis arba skausmą mes jaučiam, tai čia jau kaip sakyti, jau tokia kaip ir problema. Tai realiai visa tai, visi tie nudilimai, čia jau yra nebe grožis, čia jau yra labiau dėl sveikatos. Dabar, kadangi jau tu apie tai pakalbėjai, kad ne tik tai dėl ir sveikatos žmonės turi dažnai įvairiausių lūkesčių. Tai aš iš pacientų pusės tiesiog turiu klausimą, kaip tai vyksta. Pavyzdžiui, jeigu pacientas atneša tau nuotrauką ir sako, aš noriu tokios šypsenos, kokia būna tavo reakcija, nuo ko pradam? Ar nuo nuotraukos, ar pirmiausia reikėtų įsižiūrėti? Tai mano reakcija labai teigiama. Ir aš labai, kaip pasakyti, esu už tą konkretumą ir tikslumą. Labai man patinka pacientai, kurie tikrai žino, ko nori ar ne. Ir jeigu jie atneša dar ir nuotrauką ir parodo, kas jiems patinka, tai valio, tai man iš vis tada viskas aišku yra. Tai čia, ta prasme, aš tada jau tu tą žmogų iš vis perskaitai, tu tada supranti, ko jisai nori ar ne, kokie jo lūkesčiai ir tavo tik tai tikslas padaryti, kad tas žmogus būtų patenkintas, nes realiai, kaip aš ir minėjau anksčiau, estetika draugų neturi, kaip ir grožis draugų neturi, kiekvienas turi skirtingą skonį ir, vis tiek reikia, pirmiausia, ką turi gydytojas padaryti, tai atsižvelgti į paciento lūkesčius, ko jisai nori, ar ne, taip, aš galiu kišti galbūt savo kažkokius ten dalykus, ar ne, kad gal jums čia, aš galiu duoti ir visada duodu rekomendacijas, kad, sakykime, manau, kad jums labiau gal tokia spalva dantų tiktų pagal amžių, ten pagal kažką, ar ne, bet visumoje vis tiek mes turime atsižvelgti paciento lūkesčius, nes jeigu žmogus ateina pas tave, jisai turi galbūt kažkokią savo gyvenimo svajonę turėti, nežinau, X bleach white, pačius balčiausius dantis, nors ir ten tai moteriai galbūt yra 70 metų, ar ne, tai valio. Tai jeigu ta moteris nori ir jin dabar ryžosi, svajoja tos tobulos šypsenos, jinai nori atrodyti jauna, jaunėti, ar ne, kodėl ne, tai tegu. Mano tikslas tik yra tą baltumą, kaip aš sakiau, pertikti ne
kad būtų kaip klozetas ar ne kaip unitazas, o tiesiog padaryti natūraliai, padaryti baltai, šviesiai, kaip sakant, ar ne, bet natūraliai atrodančiai ir valio, tegu to žmogus džiaugiasi tą savo baltą šypseną. Tai aš tikrai nieko prieš, kai žmonės parodo, kas jiems patinka, todėl aš ir savo visus darbus ir stengiuosi kuo daugiau, kiek to laiko, aišku, atrandu, kiek įmanoma tų darbų visi kelti, įvairių skirtingų tokių, sakykime, kad žmonės matytų, kaip galima padaryti, ar ne, kartais kokį tu drastišką pokytį gali padaryti, kartais kokį minimalų pokytį, kokios mažos detalės gali pakeisti visą bendrą vaizdą. Tai kad žmonės tiesiog netgi kartais iš tų peržiūrėję mano darbų nuotraukas, jie matytų, kaip gali viskas atrodyti ir gal net pasakytų, kad man šitie dantis patinka, pavyzdžiui, man toks šitas darbas patinka ir man tada labai aišku, ko žmogus nori, kokia jo svajonė ir man tada labai lengva dirbti. Ir turiu klausimą apie paciento lūkestį ir tavo pačios patirtį. Išduok mums paslaptį. Estetinis plombavimas, ar tai yra gydytojo matymas ir noras, ar tai yra kažkokia tai schema. Esu matęs, kaip antakių meistrės paskaičiuoja proporcijas pagal nosį ir taip toliau. Ar jūs turite tam tikrą schemą, normas, kažkokius tai formulės, pagal kuriuos dirbat, ar tai yra visiškai laisva gydytojo ir paciento kūryba, ką mes darom dabar? Sakykime, 50/50, ar ne? Nes viskas yra susiję. Iš esmės, estetinis plombavimas tai yra sluoksniavimas, sluoksniavimo technika. Tai taip, ta technika kažkokia yra, kurią, kaip ir visi gydytojai išmoksta, ar ne, ir visi tą sluoksniavimą išmoksta, bet tas matymas visas, šypsenos bendrai, ar ne, sukūrimas, nes, kaip ir aš minėjau, vieną dantuką ten kažką palipdyti, paplombuoti yra viena, ar ne, bet visą šypseną, pavyzdžiui, matyti žmogaus veidą, matyti, kas jam, kokie dantų ilgiai jam gražiau galbūt atrodytų, pamodeliuoti tą visą šypseną, ar ne, ir po to ją išpildyti, čia jau yra tikrasis, kaip sakyti, odontologo pilotažas, aš vadinčiau taip. Tai pirmiausia, tai žinoma, turėti ir tą estetikos pojūtį, nes jeigu odontologas, jis gali būti techniškai geras, ar ne, bet jeigu jis tai neturės to kažkokio matymo, grožio supratimo, estetikos matymo, to paciento galbūt netgi lūkesčių išklausimo, ar ne, mokėjimo tai atlikti teisingai, tai nebus rezultato paprasčiausiai. Tai čia labai viskas yra susiję nuo viso to ir įvertinimo, ir planavimas. Visų pirma, po to, ne visų pirma, bet po viso, sakykime, to šypsenos įvertinimo, ar ne, su projektavimo. Tai čia jau yra, kaip sakau, jau tas estetikos pojūtis. Sekantis dalykas yra planavimas. Reikia, tu turi labai tiksliai suplanuoti. Ir po to jau aišku ir technika labai svarbu irgi, yra atitinkama technika, kiekvienas gydytojas vėlgi skirtingomis tomis technikomis dirba, tai čia jau tokie tada jau prasideda techniniai niuansai, tai labai daug iš tiesų atrodo, kas čia tas vienas dantukas toksai ar ne, bet iš tiesų tą vieną dantuką, jeigu tu duotum, nežinau, 10 gydytojų atstatyti vieną dantuką pacientui, visi atstatytų visiškai skirtingai ir čia tiesiog jau daug labai susideda niuansų, ne tik technika, bet žinoma ir tas estetikos pojūtis ir visas, kaip sakyti, strateginis tas matymas. Oho, okei. Tai kaip svarbu yra ne tai, kad eisiu ten, kur klinika arčiau, nes mano name gal yra irgi odontologas, arba eisiu, nes ten kažkur mačiau skelbimas, kad pigiau daro, bet kaip svarbu iš tikrųjų yra ir paties odontologo ne tik tai techniniai gebėjimai, bet kaip ir tavo atveju, tai ir talento tam tikro reikia, pajautimo ir kurio tiesiog matematinę formulę ar paprastai neužrašysi, kur tu matai visumą. Taip. Ar turit tie gydytojai, pavyzdžiui, tu, kai užsiminėjai estetiniu plombavimu, ar jūs turit savo braižą? Kažkokį tai specifinį tipažą, pagal kurį dirbat? Man sunku galbūt vertinti savo darbus, aš taip galvočiau, kad, taip, aš turiu savo tam tikrą techniką, bet aš, taip sakykime, nesistengiu visiems pacientams daryti vienodų dantų, kad, pavyzdžiui, kiekvienam pacientui ten, nežinau, ta pati forma ir vienodai. Tikrai yra gydytojų, kur, akivaizdų savo braižą turi, kur tu ten pamatysi, nesvarbu, koks pacientas, kokie pasibuvo prieš tai dantis, bet realiai po estetinio, ten, sakykime, tie dantis vienodi pas visus pacientus ir tu net pamatai nuotrauką,
sakykime, darbo estetinio plombavimo ir tai jau žinai, koks gydytojas tai darė, ar ne? Tai tikrai, sakykime, kai kurie gydytojai tą braižą turi labai tokį ryškų. Na, aš nežinau, aš kažkaip stengiuosi to savo tokio braižo, nu, kaip ir gal ne tai, kad neturėti, bet, nu, nėra taip, kad aš ten visiems pacientam darau tik kvadratinius dantis, arba tik trikampius dantis, arba ten tik kažkokius tokius, arba tik tokius. Aš labai stengiuosi kiekvieną pacientą vertinti individualiai ir, na, manau, kad labai skirtingi pas mane yra tie darbai, ten kartais tikrai ir minimalesni, kartais ten ir didesni, nu, aš nežinau. Man atrodo, kad aš galbūt tokio labai kažkokio akivaizdaus savo braižo neturiu, bet galbūt tik man taip atrodo. Galbūt kažkas iš kolegų pasakytų, kad aš pamatau tavo darbą ir aš žinau, kad čia tavo darbas. Tai čia vat gal reiktų jau, nežinau, kolegų paklausti, bet man atrodo, kad vis tik aš taip stengiuosi neturėti to visiško kažkokio tokio braižo. Kiekvieną pacientą labai tikrai gilinuosi, tikrai analizuoju ir tas nuotraukas, ir veidą, ir viską, ir stengiuosi prie, na, skirtingai, tam žmogui pritaikyti. Autentiška. Taip, o ne kad ten kiekvienam štampuoti vienodos formos dantis, vienodos spalvos dantis ir tada, ten, nežinau, pas visus tavo pacientus realiai vienodi dantis po estetinio plombavimo. Tai čia toks, kaip sakyti, aišku, gali būti ir gražus tas darbas, bet nebūtinai ten tam žmogui tinka iš esmės. Tai vat. Apie tą štampavimą gal jis lengvesnis yra kažkuriam gydytojai, yra žinomi užsienį žmonės skraido darytis, kur visiems vienodai štampuojamos yra fabrikai tikriausiai dantų darimo. Tai kaip yra svarbu, kad žmogus gauna tą autentišką ir dėmesį ir tą autentišką visiškai darbą, kuris yra tavo čia. Tai yra didžiulis profesionalumo tikriausiai vertinimas, kai tu turi kiekvieną kartą iš naujo dirbti, susikaupti ir ieškoti tinkamiausio formato. Nu taip, čia manau jau yra estetikos pojūtis, nes, nu, vis tiek, ar ne, kažkas, nu, čia manau, kad toks jau gal duota tiesiog tai yra, nu, aš taip galvočiau, nežinau, turbūt nebūtų šito pojūčio, tai nedirbčiau su estetika, ar ne, nu, vat, kaip ir sakei, kad pacientai gali nueiti kažkur gal pigiau pasidaryti, ar ne, taip, kažkokią paprastą plombą, tu kartais gal ir gali surizikuoti kažkur nueiti ten kitur, ar ne, nu, nesimato tos plombos, nu, kas nors bus blogai, nu, persiplombuosi, nueisi kitur, nu, ne. Kaip ir gal nieko kažko baisaus, ar ne, bet, nu, aš galvočiau su estetiniu plombavimu, nu, kur tau realiai visą veidą pakeičia tą šypseną, nu, manau, labai svarbu yra atsirinkti specialistą ir čia neina kalba apie pinigus, ta prasme, nu, čia jau ne ta dalis, kur tu ten labai sutaupytum, tai manau, kad čia jau yra svarbiau tiesiog atsirinkti gerą specialistą ir išsakyti savo lūkesčius teisingai. Čia investicija ir į sveikatą, ir į laiko perspektyvą, ir pernelyg atsakingas ir svarbus dalykas, kad pasirinkti bet ką. Kaip svarbu būti patyrusio, gero, autentiško profesionalo rankose. Gintare, tęsiant mūsų pokalbį, dar kylant plačiau, pradėjom nuo odontologijos, perėjom prie tavo tikriausiai meistrystės estetiniam plombavime. Tu esi taip pat ir verslininkė. Ar gali trumpai papasakoti, tai gydytoja odontologija tapo taip pat ir verslininkė. Kiek žinau, tu turi savo kliniką, papasakok, kiek laiko jau tavo klinika gyvuoja, kaip jinai vadinasi? Taip, mano klinika yra Precize, vadinasi Precize, tai tas pavadinimas irgi, kaip sakyti, jisai nebereikalo Precize, o dėl to, kad, na, visa klinika, ar ne, ir kaip sakyti, ir visas mūsų klinikos požiūris ir filosofija yra orientuota į preciziką, į bendrą visumos matymą, į visą tą gydymo plano sudarimą, o ne į vieną problemą, kaip aš anksčiau jau minėjau. Na ir jau mes, kiek jau 2 metai, taip, praeitais metais, na, už praeitų metų gale startavome ir praeitais metais taip jau vadinkime, įsibėgėjome ir bėgame toliau. Ir bėga toliau. Sėkmingai kol kas. Tai va. Tikrai taip, tai ne tik klinika, bet ir visa ir tavo filosofija, ir jūsų etinis požiūris į darbą atsispindi tame. Gerai, tai bet pakalbam tada apie praktinius dalykus. Žmogus sugalvoja kurti savo verslą. Tu man papasakok, kaip tas žingsnis žengėsi. Ar buvo lengva, ar buvo sunku, ir kas tau smagiau būti
nuo savo verslo turėtoją, verslininkę ar visgi gydytoją odontologę? Nežinau, ar aš čia save labai jau vadinčiau verslininkę. Aš vis tiek save kažkaip skaitau labiau gydytoją odontologę, nes, na, kaip sakyt, man ta administravimo dalis nėra labai jau ten super maloni. Ir iš tiesų, dar kas įdomu, kad mokyklos laikais iš tiesų labai mėgau, na, aš tokia tiksliukė, man visada patiko matematika, visi tikslieji mokslai. Ir realiai aš kažkaip svarsčiau tarp medicinos ir tarp ekonomikos. Ir kartais tai pagalvodavau, kas būtų, nu, jeigu būčiau ten kažkokia galbūt ekonomistė, kažkokios strateginių, kažkokių ten planų dėliotoja, ar ne, ten finansų kažkokių, nu, būna paklausai, čia dabar irgi kaip ekonomistai ten komentuoja, kaip čia tą, žinai, ir kartais tai pagalvoju, gal aš čia būčiau. Bet realiai, kai atsidariau savo kliniką ir kai jau vis tiek tenka ją kuruoti, tai suprantu, kad ne, tai nėra tai, kas man iš tiesų patinka ir vis tik man labiau patinka tas odontologijos darbas, tas kūrybinis, strateginis projektas burnos. Ta prasme, na, burnos projektas, dantų projektas, kai ateina pacientai, taip pat ta komunikacija su pacientais, bendravimas. Na, tai yra, kas man patinka. Tai kažkaip aš nežinau, nevadinčiau savęs kažkokia čia labai jau super verslininkė, bet aišku, vis tiek užsiimu tuo administravimu, tuo kuravimu. Nu, kaip ir visai neblogai liktai sekasi. Kol kas kolegos labai nesiskundžia. Tai bet čia, manau, viskas tiesiog dėl to, kad, na, per tą empatiją, per tą žmogiškumą, nes, nežinau, ten visi, mūsų precizijos kolektyvas, na, jie visi, mes tokie kaip šeima realiai esame. Ten tu nežiūri tai kažkokius kaip, nežinau, kaip darbuotojus, ar ne, bet, nu, realiai, visi tie žmonės, kurie ar ne precizijoje dirba, jie visi yra, na, man žinomi, kaip sakyti, jie visi kaip žmonės yra empatiški, nuostabus ir, nu, tiesiog čia jau kažkaip visai tokia, gal kaip visai kita sritis, nėra, kad čia kažkokį labai čia augintum kaip verslą, bet labiau tokį norisi padaryti gal kaip butiko, stiliaus, kur būtų tas rūpestis pacientais, kad būtų ta šiluma, komfortas, kad malonu būtų visiems ir pacientams atėjusiems ir kad kolektyvas visada jaukiai jaustųsi maloniai, nebūtų kažkokių įtampų. Tai tokia yra ta mintis. Na, o kaip tai kilo, ta visa idėja? Tai iš tiesų niekada nebuvo mano kažkokia svajonė turėti savo kliniką realiai. Net kažkaip aš kaip tik tos minties taip nelabai vydavau tą mintį, vadinkim taip galbūt, nes aš iš tiesų kiek prieš tai dirbau, tai dirbau tikrai puikiuose klinikose su puikiais vadovais, tikrai puikus kolektyvai. Na, niekad nebuvo taip, kad skųsčiaus kažkuo, kad man kažkas būtų blogai ten tose vietose, kur aš dirbdavau ir kad man čia dabar reikėtų už tai, na, čia noriu atsidaryti savo, nes man jau atsibodo ten blogai kažkas. Ne, man kaip tik visose klinikose man buvo viskas labai gerai ir man labai gerai sekėsi ir aš tiesiog savo srity tobulėdavau su tais estetiniais visais dalykais ir viską, bet galbūt vyras paskatino ir kažkaip tai po truputėlį viskas, pradėjo tą kryptimį žengti, kai gimė pirma dukrytė. Tu supratai, kad vis vien, tą laiką reikia tada kitaip skirstyti ir vis tiek tai yra žymiai lengviau, kai, tu dirbi sau, tada tu gali, kaip nori, tai pasidėlioji tas darbo valandas, o vis tik, kai tu dirbi kažkur, tai vis tiek grafikai iš anksto turi būti suderinti, tokio lankstumo yra tikrai žymiai mažiau, tai sakyčiau, viskas taip kažkaip, vyras tarsi pastumėjo link to, bet aišku, aš jau ir pati po to kažkaip pradėjau suprasti, kad turbūt reikia eiti link to ir galų gale ir ta mano vizija visada buvo tokia, kad, ta kažkokia ta klinikos vizija, ar ne, ta estetika, ta kokybė, tas požiūris, toks rūpestis didžiulis pacientais ir galų gale, kai tu esi tik vienas, kaip specialistas kažkokioje didelėje klinikoje, tu vis tiek, kad ir kiek tu ten stengiasi tiem pacientam būti pats geras, bet vis tiek tu siunti pas kolegas, tu kaip pasakyti, nesukuruosi viso šito tokio, kaip čia pasakyti, to backgroundo, ar ne? O kai savo tą kliniką sukuri, tai tu tą savo viziją, kai matai, tai kažkaip pat ir nori perteikti. Tai tokia visa mintis ir buvo. Kaip gražu, kad aš paklausiu apie verslą,
apie skaičiukus, apie pinigus, apie investicijas, kas atrodytų būtų įdomu, o tu pirmiausia kalbė apie savo kolektyvą, kaip apie šeimą, kaip apie fantastiškų šiltų profesionalų būrį, kad rūpi tie tokie visiškai esminiai žmogiški dalykai pirmiausia, o tik paskui jau mes einam į tą verslo pusę. Tai jūsų klinikai yra 2 metai jau, taip, ar ne? Taip, 2 metai. Gintarė, aš vėl grįžtu į tą paciento poziciją. Aš atsimenu ir iš vaikystės, kai truputėlį nuoširdžiai jaudindavausi eidamas pas odontologą, dabar pasakysiu drąsiai. Niekada nebesijaudinu eidamas pas odontologą, esu ir tavo pacientas taip pat, ir tai mažiausias mano rūpestis. Tu paminėjai, kad žmonės eidami pas tave vis dar jaudinasi. Ar galėtum plačiau papasakoti, ko žmonės labiausiai bijo? Skausmo, gal kainų, gal to, kad gydytojas sakys, oi, kodėl jūs anksčiau neatėjot, nu. Aš manau, kad žmonės, taip, būtent tai, ką tu paminėjai, manau, kad jie visų šitų dalykų ir bijo realiai. Faktas skausmo, na čia vienareikšmiškai, nes čia tiesiog nuo tų senų laikų tokia fobija, ar ne, kaip ir įsivyravusi. Aišku, kainos, nes žinoma, ten čia vėlgi, ar ne, vienam tie pinigai dideli, kitiem mažesni, bet, galų gale, taip, odontologijos kainos ganėtinai yra aukštos ir žmonės vis tiek nežino, ko tikėtis, nežino, koks gydymas bus atliktas, kiek tai gali kainuoti. Tai faktas, kad finansinė pusė visada yra irgi, baisi, ar ne? Na ir aišku, kiti galbūt irgi gėdijasi ten, jeigu kurie jau pacientai labiau užsileidę, 10 metų nesilankė. Na tai žinoma, tai jie gal ten bijo ir pasirodyti tam gydytojui, bet čia gal šitas šiek tiek mažesnis yra aspektas. Manyčiau, 2 tokie pagrindiniai, ko baiminasi, tai aišku skausmas ir finansai, pinigai, kiek tai kainuos. Tai gerai, tai dabar tiesiai šviesiai ir pakalbėkim tada apie tai. Apie kompleksus mes jau pakalbėjom, tai yra, kad žmogus gėdijasi, kad sulauks pastabų, kur jūs anksčiau buvo, to Dieve, kaip čia atleista, kaip čia baisu ir taip toliau. Ta labai aiškiai jau tu pasakei, kad gydytojas visada yra paciento pusėje ir mes tik tai žiūrim, ką galim geriausio toliau padaryti, o ne teisti ir vertinti. Kalbam apie skausmą. Iš esmės šiuolaikinė odontologija tikriausiai jau turi, nes aš žinau, kad man net prieš durį tu dar kažko patėpi, kad aš kažkaip net dūrio nepajutau. Tai papasakok, skausmo problema irgi tikriausiai yra išsprendžiama. Na taip, aišku, galbūt kažkiek mikro, tas durys gali jaustis, ten tam tikrose sritise jisai gal ten gleivinė būna jautresnė, kitose mažiau jautri, bet iš esmės tikrai jau tų priemonių yra, ta prasme, jau nejautra, pati kaip nejautra, tai taip, jinai nuskausmina, tu tada jokio grėžimo nejausi, bet netgi ir prieš tą dūrį yra specialus gelis, kurį mes tepam, jisai kaip ir vaikams šiaip skirtas buvo sukurtas vaikams. Kartais ir aš paprašau. Bet visi, čia kaip sakyt, mes visi esam širdį vaikai. Taip, odontologo kėdėj mes tikrai visi. Taip, ir realiai mes tą geliuką tikrai tepame visiems ir tada ta nejautra, šiek tiek yra tokia, net pati nejautra iš savęs, tas duris netoks skausmingas, tikrai tos adatėlės jau šiais laikais labai plonytės, kad tikrai jau tos skausmo galima nebijoti, jau čia ta baimė tikrai šiais laikais pakankamai yra įgyvendinama, neįgyvendinama, bet jinai gali būti tikrai numalšinta. Tai kitas dalykas, aišku, pinigai, tai čia jau, jau kaip sakyt, irgi skausminga, kažkam gali būti tema, bet pinigai vėlgi. Pinigai yra ne tik tai baimė apie tai, kad kiek čia ir kaip kainuos, bet ir apie sąžiningą patį procesą, kad tai yra ne tik tai, kad daug ar mažai, bet kad tai efektyvu, ar kad tai yra ne visai apie mokestį už tik tai paslaugą, bet ir mokestį už perspektyvą. Tai yra investicija, ar galiu tokį žodį naudoti? Taip, iš tiesų labai tiksliai ir įvardyjai. Sakyčiau, investicija labai geras yra, žodis tinkantis, nes realiai, sakykime, kad ir ta pati plomba, ar ne, žmogus ten susimoka, galbūt ten, tą 120, kartais gal 150, ten priklausomai, ar ne, nuo to defekto dydžio, nuo kažko, už tą plombą, ar ne, ten, kaip sakyt, būna tų įvairių situacijų, bet esmė, kad tai yra juk investicija, ne mėnesiui, ne 2. Jeigu yra kokybiškai dėta plomba, tai jinai gali tarnauti ir 5, ir kartais net 10 metų, ir dar ilgiau. Tai realiai, ta prasme, tai paskaičiavus, ar ne, išskiršiusi tuos 5 metus ar 10, čia tikrai nėra tokie jau dideli pinigai. Aišku, priklauso vėlgi nuo to, koks ten tas defektas, kiek ten užleis, jeigu reikia jau kažkokių implantų, ar ne, tai tie implantai, žinoma, yra brangesni.
Bet vėlgi, kaip sakyti, nereikia irgi išsigąsti, vėlgi yra visokių alternatyvų, įvairių tų implantų sistemų, ar ne, galų gale yra ir išsimokėjimo galimybės ir kartais tiesiog ateiti, reikia nebijoti pacientams ateiti su gydytoju pasitarti ir net galbūt išsakyti ir savo biudžetą, ar ne, man patinka labai pacientai, kai ateina ir jeigu iškart pasako, kad žinokit, man kažką, kad kuo pigesnį variantą, nes tiesiog ten tokia ar tokia situacija, ar ne. Ir tu kažką tada gali pabandyti, padėlioti, ar ne, pagal to žmogaus ten biudžetą, bet jau geriau, vis tiek kažką, ar ne, pasitvarkyti, negu iš vis nežengti to žingsnio ir visiškai nieko nedaryti. Ir tada kas vyksta, tada tik tais viskas dar blogėja, ar ne, ta situacija, juk jeigu jinai netvarkoma, ten kažkoks dantukas negydomas, tai ten tas kariesas, ta skylutė tik tai didės ir galiausiai nueis iki nervo, pradės skaudėti ir tada, kai jau reikės kanalų gydymo, tai tada kainuos jau 5 kartus brangiau. Tai kaip sakyt, nereikia bijoti, netgi kartais ateiti galbūt pasikonsultuoti, pasidėlioti tą gydymo planą, nebijoti išsakyti ir savo to biudžeto, tarkim, ar ne, jeigu ir viskas yra išsprendžiama ir galima ir dalimis atsiskaityti ir yra įvairių tikrai sprendimo būdų. Galų gale netgi pats implantas iš savęs, ar ne, atrodo taip, čia gal tas 1000, keli tūkstančiai, oi skamba kaip daug, bet iš kitos pusės juk tu pasidarai dantį ir tu jau praktiškai visam gyvenimui jį turi. O mes realiai pažiūrėkit, perkam automobilius, ar ne, kokius pinigus didžiulius žmonės moka ir kiek pravažinėjai, tai sugenda, tai vėl ten kažkas, ar ne. Irgi nėra amžinas. Už batus žmonės kartais daugiau moka arba kasdien gerdami matčelatę. Tas pats čia gal moteriškas dalykas, ten koks nors makijažas, ar ne, šventį. Pažiūrėkit, kokios kainos makijažo realiai, ar ne, nagų tų pačių. Makijažas tai iš vis vienam vakarui. Nagai, sakykim, galbūt, ten kelioms savaitėms, ar ne, ir tu turi vėl persidaryti. Tai aš manau, kad dantų gydymas, jeigu taip imant tą visą santyki finansų ir laiko ilgamžiškumo, tai čia tikrai pas mus Lietuvoje dar yra pakankamai, tikrai kandamos kainos. Ir ne šiaip gydymas. Ir kokybiškas gydymas. Lietuva, tu paminėjai, pirmas dalykas, kokybiškas gydymas ir tai yra investicija į ilgalaikę perspektyvą ir tai yra absoliutus rūpestis ne tik tai savimi iš tos grožio pusės, nors mes kalbėjome ir apie estetinius dalykus, bet ir sveikatos pusės. Pagūglinęs radau daugybę straipsnių apie tai, kaip dantys siejasi su visais kitais dalykais. Ką ir tu kalbėjai, tu pasakei Lietuva. Mano klausimas, Lietuvoje odontologija, ar atsilieka vis dar nuo vakaruose, ar kur nors ten Jungtiniai karalystėje, ar ten kur nors Švedijoje geriau odontologai dirba negu čia? O Jėzus, tikrai ne. Tikrai ne? Tikrai ne. Ne, Lietuvoje yra labai labai aukštas, vienas aukščiausių odontologijos lygių. Tai apie, kaip pasakai, Londonas, Anglija, tai... Galvoju, gal ten važiuoti? Ojetus, ne. Tai aišku, niekada negali taip sakyti, ar ne, už visus. Nes visada galbūt yra kiekvienoje šalyje ten ir gerų specialistų tikrai, bet imant visumą, tai žmonės iš Londono, iš Anglijos skrenda į Lietuvą tvarkytis dantų. Aišku, galbūt ten kiti grįžta ten dėl finansinių kažkokių aspektų, bet iš esmės kokybė žymiai geresnė, čia net nėra net ką kalbėti. Ką turi galvo dėl finansinių aspektų? Ar lyginant kainas, pavyzdžiui, nebejoju, kad su Šveicarija, tai čia gal ir su vakarų Europą, pavyzdžiui, lyginant Lietuvoje odontologijos kainos? Vis tiek šiek tiek pigiau. Vis tiek kažkiek pigiau. Aišku, vėlgi galbūt ten skirtingų klinikų yra, gal tu gali kartais ir vis tiek, kaip ir visur, ar ne, tų įvairių kainų, bet taip žiūrint visą bendrą visumą, vis tiek Lietuvoje šiek tiek yra pigiau. Ir tu jauti, kad netgi pacientų, kurie gyvena užsienyje, pasitikėjimas lietuvių odontologų darbais, net tu pati turi pacientų, ar ne tikriausiai? Taip, tai žinoma, ten, pavyzdžiui, atvyksta pacientai, kur, ten kažkas, sako, čia man Londone kažką tai darė, arba kažką tai dėjo, ir tu matai, kad ten taip neįtin kokybiškai įdėta. Tai Lietuvoje tikrai tokių, jau nedaug, aišku, irgi yra įvairių ar ne, tų nekokybiškų darbų, bet visumoje tikrai Lietuvoje yra labai aukštas odontologijos lygis, labai. Geras, labai džiaugiuosi, kad čia Lietuvoje, tai pėsčias galiu nueiti į kliniką ir gauti pasaulinio lygio standartus tiek
odontologijos, tiek estetinio plombavimo ir viso kito man būna, žinot, kažkada atrodė, kad ta šypsena graži balta yra amerikietiška šypsena, kuri kainuoja labai brangiai, yra kažkokios prabangos dalykas, o dabar tai yra absoliuti kasdienybė, kuri būtina kiekvienam žmogui. Tai Gintarė, išsprendėm 3 didžiausias baimės, ar ne, kad gydytojas ten kažkaip vertins, o reikia nepamiršti, kad ateina į savo darbą, ką girdžiu iš tavęs, mylinčio žmogaus rankas, kad skausmas tiek finansinis, tiek šitas taip pat gali būti spręstas. Čia kaip girdėjau, vienas stand-uperis sakė, galite gręžti man dantį be skausmo, vis tiek mažiau skaudės nei mano buvę santykiai. Tai psichologinis terapinis momentas yra svarbus. Aš žinai, kalbu su tavim, aš esu profesionalus magas, tu esi profesionali odontologė, tai žinokit, mūsų klientai turi bendrą bruožą ir tavo ir mano klientai, kai mes dirbam, būna išsižioję. O dabar surimtėkim, žodžiu, ir... Tai dabar tu man kaip pacientui paaiškink. Grįžtam prie estetinio plombavimo. Žinau, kad jis yra labai įdomus tiek vyram, tiek moterim. Žmonės tikrai stengiasi ir gražinasi pastaruoju metu ir tas yra labai gražu. Lietuviai šiaip yra labai gražų žmonės. Dabar aš pacientas ateinu pas jūs į Preciz kliniką, mane pasitinka jūsų nuostabus kolektyvas. Estetinio plombavimo pasirodo yra skirtingos technikos. Gal trumpai galėtum papasakoti, kuom jos skiriasi ir kokią techniką tu dirbi? Na, mano technika yra Nature Aesthetics. Tai technika, kuri atkartoja natūralią danties struktūrą. Tai reiškia, yra atkuriamas tas natūralus buvęs danties vaizdas, su visais tais skaidrumais, ar ne, su tam tikrų mikroreliefu. Atkuria tą natūralų danties vaizdą su pačia minimaliausia invazija. Tai reiškia, kad mes, dantų negrėžiam, kaip negrėžiam, aišku, nebent yra kažkoks ten karesiukas ar kažkokios senos plombos, tai tokius dalykus, aišku, išgrėžiam ar ne, bet iš principo esmė, kad tiesiog be invazijos pašiurkštini danties paviršių ir realiai užsluoksniuoji, tą specialią techniką ir atkuri tą natūraliai atrodantį danties vaizdą. Tai nes yra jeigu kažkoks nestandartinis, bet estetinį plombavimą, tai čia gali kiekvienas pavadinti estetiniu plombavimu, jeigu plombuoja priekinį dantį tiesiog. Tai ten, žinai, kaip Turkijoje, ar ne, ten uždės vieną sluoksnį plombos, Six Bleach White ir sakys, čia estetinis plombavimas. Tai, kaip ir, negali taip nuneigti visiškai, nes, taip, tai yra priekinio danties atstatymas, tai kaip ir galima pavadinti estetiniu plombavimu. Bet ar tai tikrai bus estetika, tą vieną sluoksnį uždėjus ir tą dantį tokį padarius nenatūraliai atrodantį, tai nežinau, ar čia estetika. Tavo kokybės standartų tai netitinka. Mano būtent ta technika, ta Nature Aesthetics, tai jinai ir atliepia tą natūraliai atrodantį tą danties vaizdą. Atkurti mano ir yra visas tikslas, galiu ir atkurti ir tą šviesią šypseną, ar ne, tikrai tą šviesią spindinčią, bet kad jinai atrodytų natūraliai, kad jinai nebūtų kažkokia vienspalvė, o jinai yra išsluoksniuota, sluoksnis po sluoksnio, kandamasis kraštelis, skaidrumas su visų mikroreliefu, pritaikant prie žmogaus, viso, kaip sakyti, veido, prie formų visų, funkciją atkuriant ir taip toliau. Tai va. Oho, kiek daug čia yra proceso. Tai nėra, kad 1-2, sekantis 1-2. Ne. Okei, tai tu man neišmanančiam žmogui pasakyk, tai reiškia ta technika, kurią tu dirbi, estetinio plombavimo, tai nėra tas baisus danties nudildinimas, kokį mes matom kartais TikTok'e, kuri Turkija žmonės nuskridę ir tos vampyro dantukus padaro ir tada gražina. Ne. Dantis yra išsaugomas ir rūpinamėsi danties sveikatą. Taip, bet čia kaip atrodo tuos TikTok'e, ar ne, tos siaubo, ta šypsena. Tuos siaubo, tai čia tikrai yra baisu, čia yra danties gadinimas ir čia tragedija realiai tikrai. Ir vargšai tie žmonės, kurie, ta prasme, bando sutaupyti ir jie savo dantis paaukoja, ar ne, tiem keliem metam dėl kažkokio to kaip ir grožio, kur ten realiai net nėra grožis ir dar plus tas dantis sugadinamas iš esmės. Tai mano tikslas yra priešingai,
kad jeigu jau darai tą estetinį plombavimą ar ne, ir jeigu tas dantis galų gale ir nėra ten kažkokių senų plombų, jisai sveikas ir žmogus, sakykime, atėjo tiesiog, nes jis nori, na, kažkokių galbūt šviesesnių dantų, kurių nepavyko jam pasiekti balinimo būdu ar ne, arba ten gal kažkokie tarpeliai tarp dantų yra likę, ar ten kažkokie nudilimai. Tai iš esmės mes tiesiog pašiurkštinam danties paviršių su smėliastrove. Elementariai tu tik pašiurkštini, kad būtų sukibimas su plomba geresnis, bet realiai ten visiškai nieko, na, ta prasme, jokio grėžimo nėra ir tikrai tie dantis nepasidaro kaip spigliukai visiškai. Tai dėl šito dalyko tikrai galima nuraminti, kad jau, na, tikrai ta technika yra pažengusi ir visa mintis ir yra išsaugoti kuo labiau tą danties audinį nuosavą. Supratau, tai yra rūpestis išsaugant, techniniai dalykai, bet tame yra ir meno šiek tiek, ir šiaip estetinis plombavimas. Mes jau apie tai kalbėjom, bet taip jeigu trumpai ir aiškiai, tai yra ne tik tai technika, tai yra ir menas. Tai kuo daugiau ten technikos ar meno? Žinok, gal net sakyčiau, nu gal 50-50 vis tik, nu taip, sakyčiau. Aš žinau, kad menas ten tik tai jau 10% kokių lemia. Oi, ne. Tikrai? Ne, tikrai, nu tai visas matymas, nu jeigu tas žmogus visiškai kažkoks gydytojas ar ne, nu neturės visiškai jokio matymo, nebus rezultato gražaus, tai turi būti visapusiškas, netgi pats tas strateginis mąstymas, ar ne, nu ne tik, kad pati ta technika, ar ne, bet tu turi suplanuoti strategiškai, numatyti, kaip čia kokius sluoksnius dėti, kad ten tie dantis galbūt nebūtų kažkokie per daug išsipūtę, nenatūraliai atrodantis, nes dažniausia kokios klaidos galbūt kartais ir būna, ar ne, iš kitų kolegų, kai daro estetinius plombavimus, arba iš tos pačios ten gal Turkijos ar ten kitų šalių, ar ne, tai kai nėra to mąstymo, kai yra tiesiog, ten pridedama kažkokie sluoksniai be jokio apmąstymo, be jokios strategijos, tai taip, tada tie dantis ir išsipūtę tokie nenatūraliai atrodantis, tokie kažkokie dideli, tam žmogui visiškai nemalonu, kažkokie kaip gargarai, tokie, kaip pasakyti, tokie, ne kaip savi dantis, ar ne, o visa mintis ir yra, kad tu turi viską suplanuoti, mintyse numatyti, kokius žingsnelius, kokį tu sluoksnį po sluoksnio dėsi, kad tu išgautum ir tą reikiamą spalvą, bet kad ir neperkrautum tų dantų, ar ne, bet, tai čia, taip, čia yra tikrai daug ir tokio ir strateginio mąstymo, ir to meno viso, to tokio suprojektavimo, sakykim. Čia gydytojo kompetencija labai svarbi, čia nepadarysi jok štampas, AI jūs nesukūrus, tai tikriausiai to. Tai gal tu dabar paminėjai ir pakalbam apie siaubo istorijas. Gal galėtum pasidalinti, kokias klaidas matai, kiek tai mes galim etiškai aptarti, kitų dalykų, kokios yra klaidos dažniausiai estetiniam plombavime? Tai aišku, labai gal čia sunku taip, kaip pasakyti, čia gal apie tuos techninius kažkokius niuansus, nepradėsiu labai vardinti ar ne, bet, gal elementarus tas, kad kai nėra to sluoksniavimo, tai tada tie dantis nenatūraliai atrodo, ar ne, tai kai gydytojas neturi to kažkokio, arba galbūt nemoka, ar ne, nesluoksniuoja, galų gale tos estetikos nebuvimas, ar ne, tai irgi tie dantis ten kartais gali būti ir ten per maži, ir gali būti ir per dideli, ir galų gale per daug išpūsti kažkokie, tai tokios, gal sakyčiau, pagrindinės yra, kad tie dantis tokie, dažniausiai visi ko ir bijo, kad sako, man estetinis plombavimas atrodys gal kaip arklio dantis, tokie per dideli, tai kartais, tikrai čia tokia kaip ir klaida gali būti, kai jeigu per daug ten tuos dantis kažkaip tai, išpučia, padaro tokius nenatūralius ir dar jeigu ten vos ne vienspalvius, tai tada visai blogas rezultatas, tai čia ir yra tam tikri niuansai, kad, Nes aš pagalvojau, tu paminėjai tą, bet dar labai svarbus akcentas, juk tu paminėjai, kad svarbu tas natūralumas, nes trendai ir mados eina ir praeina, o estetinį plombavimą mes daromės 10 metų į priekį, ar ne, ir kaip svarbu pagalvoti apie tai, o kaip tai atrodys po 10 metų, gal ta išpūsti arklio dantis, kaip kartais dabar atrodo efektingai, bet gali atrodyti tiesiog, baisiai. Taip, ir nebeestetiškai. Ir netgi iš tiesų galbūt čia kažkada seniau ir buvo ta tokia mada
kad, na, norėjo tų baltų tokių dantų, nu tikrai galbūt buvo kažkokia mada. Dabar jau pastaruosius kelis metus, ačiū Dievui, ta mada po truputėlį praeina. Ir dabar tikrai kažkaip galbūt jau žmonės yra prie to natūralumo labiau, ar ne? Na, čia kaip ir su kiekviena sritimi, čia kaip ir veido gali būti kažkokia kosmetologija, ar ne? Nu, irgi ten buvo vienu metu ten tos lūpos kažkokios ten labai pripūstos. Nu, irgi, ar ne? Bet galbūt dabar jau truputėlį nuėjo ta mada ir kaip tik jos atrodo juokingai. Tai vad ką reiškia, kad nu nereikia visada perspausti, ar ne? O reikia viską daryti skoningai, saikingai ir geriau kuo natūraliau, nes tai niekad neišeis iš mados, ar ne, nu, natūralūs plaukai, nu, jie niekada neišeis iš mados, kažkokie klasikinės, ten, nežinau, kažkas, kas su klasika susiję, ten palaidinės galų gale irgi marškinėliai, ar ne, kažkokios klasikinės kelnės, nu, niekad neišeis iš mados, ten galų gale. Sveikas dantis. Taip, sveikas dantis irgi neišeis iš mados, nu, tai čia visiškai natūralu ir džiugu, kad iš tiesų žmonės netgi dabar jau ateina, kur vat, būna su tais baltais dantimis pasidarė gal ten prieš kokius 8 metus ir jau jie ateina persidaryti. Ir jau jie sako, kad norėčiau, na, šviesių, bet norėčiau, kad natūraliau atrodytų. Jau jie patys supranta, kad, vat, sakykime, tas ankstesnis jų estetinis plombavimas, na, galbūt buvo ne visai natūralus. Jie tuo metu kaip ir to norėjo, bet jau jie dabar vat, norėtų jau to natūralesnio vaizdo. Tai labai džiugu, kad iš tiesų žmonės tai kažkaip pradeda, nežinau, ar tai vertinti, bet tiesiog gal tas skonis toks vat keičiasi ir dabar taip viskas link to natūralumo labiau eina. Tai džiaugiuosi. Wow, tai tu turi pacientų, kurie pasidarė estetinį plombavimą, jokių bėdų šiaip nėra, bet jie ateina dėl to persidaryt, kad jie jaučia, jog atėjo kiti laikai, reiktų truputį subtiliau. Taip. Praeina kažkiek laiko, na, aišku, ten galbūt kažkokie nusidėvėjimai, jau kažkas tai vis tiek pradeda matytis, nes vis tik estetinis plombavimas, vis tiek jis nėra amžinas, na, tai yra plomba galų gale, na, tai žinoma, ten po kokių 5 ar 10 metų priklausomai nuo priežiūros ar ne, na, jau reikia žiūrėti, jau ateina laikas, kada jau ją kaip ir galbūt reikėtų pakeisti, ar ne, ar ten kažkaip atnaujinti. Na, tai kai jau ateina tas metas, sakykime, tai tada jau tie pacientai, na, kažkaip nori, na, gana nemažai tokių, kur jau tada nori pakeisti kažką tokio, kad, na, natūraliau. Ir labai džiaugiuosi iš tiesų, kaip po estetinio plombavimo, jie po to sako, negaliu patikėti, sako, tokie atrodo dantis kaip savi, kaip ir bet tai tas toks, smagus toks kaip atsiliepimas, sakykime, kad žmonėm nesijaučia, kad kažkas čia yra uždėta papildomai, bet jie, kad kaip svetimkūnis, bet kad jie, na, taip gerai jaučiasi. Tai toks tikslas ir yra realiai. Geras. Žmogus ne tik gražus jaustųsi, bet jis kad ir komfortiškai ir patogiai jaustųsi. Kadangi prakalbom apie šitą perdarimus ir kartais jau dabar trendus, jau galėčiau sakyti taip, labai trumpai, ar matosi, kas toliau šviečiasi estetinio plombavimo ateityje? Ar yra kažkokios tai naujovės, ar matom kažkokią kryptį, kur link juda estetinio plombavimo gairės? Na, galbūt kažko dabar labai jau tokio kaip ir, na, nesimato, nes tikrai jau atrodo ir tos plombos pakankamai pažengusios, na, bet galbūt dar jos ten kuom nors labiau pažengs, nežinau, kad ten galėtų atsirasti kokios nors plombos ten, kur kaip keramika, kur ten, nežinau, nereikia specialių dantų pastų žiūrėti ir tada jos ten nepraranda blizgumo nuo abrazyvių kažkokių produktų. Tai aišku, gal toks būtų lūkestis, kad kada nors atsiras va tokios plombos, kur nupoliruoja ir, sakykime, ten nebereikia papildomų poliravimų kas pusmetį ar kas metus. Tai va šitas būtų labai toks geras. Tikiuosi, kad kas nors dirba ties tuo. Ir pavyzdžiui, galbūt pats poliravimas, tik pagalvojau, kaip būtų patogu, kaip su kokia smėliasrove arba kaip su sodapute, kai nupurškinu, kai higieną daro, ar ne, kai praeina su sodapute ir dantis atrodo atsišviežina. Tai galvoju, kaip gerai būtų po estetinio plombavimo, kad būtų kažkoks toks polyras, kur tau nereiktų po estetinio ten 1,5 valandos tuos dantukus ten poliruoti su gumelėm specialiom, o kur tu galėtum nupūti su tokiu, žinai, su tokiais milteliais ir tos plombos blizga amžinai. Tai tikiuosi, kad pažengs tiek. Bet aišku, jeigu pažengtų tiek, tai realiai tada nebereikėtų laminačių. Na, dantų technikai prarastų darbų greičiausiai. Tai nes, dabar laminatės ta keramika kaip ir turi tą tokį, kad nekeičia nei spalvos, nei blizgumo, tokios patvaresnės, ar ne?
Tai toks kaip ir... Savipliusai, žinoma, progreso nesustabdysi, bet vis tiek link to judėti reikia. Dar kalbant apie pacientų lūkesčius. Žmonės kartais tikrai turi ir laiko, ir rezultato perteklinius lūkesčius. Aš atsimenu pats, kaip aš norėjau ten, į tą klausimą, ar galim ten truputėlį kažką pagražinti, pabalinti ir taip toliau padaryti. Ar tu per savo karjerą esi pasakiusi pacientui ne, kai jisai ten turėjo kažkokią tai viziją ar keistą, neįprastą pageidavimą? Galbūt kažkokiu tokiu, kad labai jau keistų vizijų ir kažkokių pageidavimų man galbūt nėra tiek jau susidūrę. Nesu tiek susidūrusi, arba tiesiog galbūt nesureikšminau, kad tai kažkas labai keisto, nes tai, kad ateina ir nori ten kažkas super baltų dantų, tai, nežinau, nieko čia kažko labai keisto nėra. Natūralu, kad žmogus ateina ir jisai nori to šviesios šypsenos. Tai mano tiesiog galbūt tikslas yra ištransliuoti, kad, mes galim padaryti tą šviesę, tuos baltus dantis, bet aš jums padarysiu truputėlį, kad jie šiek tiek natūraliau atrodytų, ten trupučiuką gal skaidrumo įkandama į kraštą, irgi ne per daug, nes kai kam galbūt tai nepatinka, bet svarbu kažkaip iškomunikuoti ir viskas, ir surasti tą viduriuką ir tada, nes tas žmogus jisai, nesupranta, jis nori tiesiog baltos šypsenos ir jisai ten nesigilina, iš kur jis ten supras, ar čia pas jį natūraliai ten tas kraštelis skaidrus ar neskaidrus, jis net nemato, jam atrodo, pas kažką pamatė, balti dantis, gražu ir aš noriu baltų dantų ir viskas. Tai čia realiai toks nepasakyčiau, kad čia kažkas tai keisto. Aišku, nebent esu atsisakiusi, žinoma, kai ateina ten, pavyzdžiui, visiškai kokiais kreivais dantimis ir daryti estetinį plombavimą. Tai jau aišku, ant kreivų dantų mes estetinio plombavimo nedarom. Ta prasme, pirmiausia, tam ir yra tam tikri gydymo etapai. Tai pirmiausia, tada tie dantis turi būti ištiesinami, sutvarkomas visas sukandimas, nes galų gale ir plombos, nesilaiko, gali skilinėti, trupėti, kai tas sukandimas yra negeras ir netaisyklingas. Tai yra tam tikri etapai. Tada tu tam žmogui pasakai, kad žiūrėkit, nepykit, bet aš negaliu dabar jums daryti, jums pirmiausia reikia išsitiesinti tuos dantis ir kai jūs išsitiesinsit, tada mes jau galėsim jums padaryti estetinį plombavimą. Aišku, kartais, jeigu ten kokie ten kažkokie pasisukimai, kampukai, tai aišku, tu tokius dalykus, į kas liečia, kad nereikia danties šlifuoti, o jeigu tik kažkur dadėti, tu gali ten, sakykime, ar ne, tokius dalykus atlikti, bet būna tikrai ateina ten, kur dantis, visiškai persisukė, ten net neina kalba apie estetinį plombavimą, ten tik apie tiesinimą ir, ką tada atsisakai, tiesiog dėja, jums pirmiausia reikia tai pasidaryti, o po to tada jau mes galėsim daryti tą grožį, jeigu jums iš vis reikės dar to estetinio plombavimo. Galbūt jūs ištiesinsit ir jūsų dantis pasidarys gražus, nes jie tiesiog atsistos į savo tas pozicijas, kokios turėjo kažkada galbūt būti. Tai ir nebereikės tada estetinio plombavimo. Taip, svarbu sąžiningai tiesiog žmogui leisti suprasti, čia dėl to, kad ne, aš nedarysiu, nes man nepatinka, ko jūs norite, galbūt tam žmogui visiškai kiti dalykai pagelbėtų neblogiau ilgalaikį perspektyvą. Taip, kiti būna nusistatę, aš čia tiesinimo nenoriu. Tai jeigu nenori, yra tas nusistatymas, tai tada reiškia, tu gyveni su tokiais dantimis, kokie yra ir viskas. Taip. Mes vis tiek nieko kitaip nepadarysim. Tai kartais tas kelias gali būti kur kas naudingesnis. Ir paskutinis mano klausimas, tikliau keli klausimai, aš tai vadinu žiopliuko klausimais, bet tiesiog grinai iš paciento pusės. Kada reikia eiti pas odontologą? Jeigu man 2 metus nieko neskauda, aš riešutus puikiausiai kramtau, ar man reikia eiti pas odontologą, gaišti laiką ir pinigus? Reikia, faktas. Tai, kaip pasakyti, jeigu skauda, tai čia jau yra bėda. Kai skauda, tai jau yra blogai. Tai dažniausiai jau tik paplombavimo gali ir nebeužtekti, nes kai jau skauda, jau reiškia danties nervas yra pasižeidęs. Tikėtina, gali būti pasižeidęs. Tai jau tada vėlgi yra žymiai sudėtingesnis gydymas. Ir dažniausiai, kai jau būna tik kažkokios skylutės, tai skausmo net ir nesijaučia realiai. Tai už tai, rekomenduojama, taip jau sakykime, kas metus, tikrai jau reikėtų profilaktiškai pasirodyti. Aišku, vėlgi priklauso nuo dantų būklės. Kartais odontologas, jeigu periodiškai ten lankaisi, gali pasakyti, kad, būklė kaip ir nebloga, jeigu gera priežiūra, tarp dančius valote, ten ryte vakare dantis valote, galbūt ten gali ir už 1,5 metų kartais ateiti, ar ne, bet sakykime, šiaip taip jau, geriau būtų, mes taip visada sakom pacientams, kad geriausia yra kas metus pasirodyti, blogiau nebus, nes vis tiek būna atsiranda, tai kartais nedavalo tarpdančių, kažkokios skylutės atsiranda, kur nejausi, jeigu ta skylutė dar nebus didelė, tai nieko nesijaučia realiai.
Nes kai jau jaučiasi, jau yra blogai. Supratau, tai profilaktiškai lankydamasis, aš sutaupysiu ir pinigų, ir skausmo, ir laiko, nes vėliau ilgiau gydymas truks. Taip, žinoma. Geriausia tai yra iš vis netgi rekomenduojama kas metus higieną profilaktiškai daryti, sakykime, ar ne. Tai net geriausia yra, kai pacientai, jeigu į higieną nueina, tai iš vis tada viską higienistės nuvalo, tie dantys švarūs, tai labai tada viskas gerai matosi. Net kartais pati higienistė jau gali atrasti kažką pamatyti, ar ne, bevalydama, kad galbūt kažkokia skylutė yra, jeigu dar vis tiek reikia, vis tiek dar, kad odontologas įvertintų, tai labai gerai, netgi geriausia yra po burnos higienos, nes tada viskas švaru, viskas matosi ir viskas labai aišku. Dėl to, kad, pavyzdžiui, būna pas kitus susidarosi, toks kaip pigmentas, rudesnė plėvelė gali atsirasti. Ir kartais tu nežinosi, ar čia tiesiog apnašas, ar čia jau skylutė formuojasi, kariesas rudas, ar ne. Tai už tai ir kas metus rekomenduojama higiena, nes tada nuvalo visą apnašą ir tada tu jau tiksliai matai, kur reiškia lieka kažkokie rudumai ar kažkokie ten dalykai, tai ten jau tada gali būti kariesas. Ok, tai supratau, tai jeigu aš geriu 6 puodelius kavos per dieną, tai man pirmiausia ne estetinį plombavimą reikėtų darytis, o nueiti pas higienistę. Taip, žinoma. Tai apie dantų higieną jau pakalbėsim netrukus. Supratau, tai tada žingsnis toksai. Aš dabar po mūsų pokalbio jaučiuosi labai įkvėptas, bent profilaktiškai pasirūpinti savo dantų sveikata. Aš paskambinu į Preciz kliniką ir sakau, sveiki, pirmiausia, reiškia, aš turėčiau užsirašyti pas higienistę, pasidaryti dantų higieną, pasikalbėti su ją ir tik tada išsiaiškinti, ar man reikia eiti pas odontologą. Pas odontologą, nebus blogiau, jeigu ateisi rekomenduotina vis tiek, nes higienistė, vis tiek jinai nėra tiek, galbūt, sakykime, kompetitinga, kad pamatyti kažkokias ir mažiausias skylutes. Jinai gali pamatyti ten, kažkokias jau, kur tikrai ten pralaidumas, plombo arba tardančiose kažkas jau, bet vis tiek rekomenduojama ir pas odontologą pasirodyti. Tai vis tiek pirmas žingsnis būtų tada pasidaryti higieną, jeigu jinai jau seniai daryta, pavyzdžiui, kad viskas būtų švaru, kad būtų švarūs dantis, ir tada jau užsirašyti apžiūrai pas odontologą. Tai būtų toks, sakykime, geriausia seka. Ok, nes aš turiu draugą, kuris labai didžiuojasi, jisai sako, aš 10 metų nebuvau pas odontologą. Nereikėtų visgi tuo didžiuotis ir kartais pasitikrinti profesionalo rankose, skirti ten kažkiek keliasdešimt minučių. Taip. Yra puikia investicija. Tai ačiū labai tau už pokalbį, didžiausios sėkmės ir kaip verslininkė, ir kaip mamai, ir kaip nuostabiai gydytojai odontologijai, estetinio plombavimo taip pat srityje ir dėkuoju už visą gerą informaciją, kurią mes gavom. Ačiū, Mantai.